Nepakankamas apšilimas dažnai opi problema, ypatingai pas naujokus. Tai mums būtina sušildyti kūno temperatūrą, paruošti ir specifinę pramankštą raumenų grupėm, kurias norime apkrauti. Temperatūrą pakelti dėl pagerėjusio raumens susitraukimo. Mažinsim eilės prie kardiologų, traumatologų, reabilitologų, kineziterapeutų. Viena iš dažnesnių klaidų pas naujokus yra mąstymas, kad yra moteriški ir vyriški pratimai. Deja, taip nėra ir iš tikrųjų gerai, kad taip nėra, nes tarkim šitas pratimas nėra moteriškas ir nėra nieko moteriško apkrauti didįjį sėdmens raumenį pilname jo sutraukime, ką šis treniruoklis ir atlieka. Nusileidžiam, kildami iškvepiam orą, įtempiam pilvo raumenis ir sėdmenis maksimaliai sutraukiam, remiamės kulnais, įkvepiam. Tas pats galioja ir kitai barikadų pusiai, tai yra atliekant pristraukimus, tai dirba nugaros plačiausias raumuo, kuris reikalingas tiek vyrams, tiek moterims. Dar viena dažna klaida yra pernelyg didelis dėmesys skiriamas izoliaciniam pratimam. Tai yra tie treniruokliai, kurie apkrauna tik vieną raumenų grupę. Reikėtų pirmą dėmesį koncentruoti į daugiau raumenų grupę apkraunančius pratimus. Taip suteiksi didesnį stimulą raumens augimui. Su šiuo treniruokliu apkrausit ne tik keturgalvį šlaunies raumenį, bet kartu ir sėdmenis ir vidinę šlaunies dalį. Škai 3 treniruoklius reikėtų apeiti, išgaunant panašų efektą. Ir kaip nepaminėsi per didelio svorio pratimuose, kai kuriuose pratimuose darant per dideliu svoriu mes tiesiog neoptimaliai apkrausime tą raumenų grupę, kurią norime, galbūt dirbs pagalbiniai raumenys daugiau, bet yra tam tikrų pratimų, kurie gali būti pavojingi. Tarkim, pasilenkimai su štanga. Jeigu mes paimsim per didelį svorį ir atliksime netaisyklingą techniką, tarkim, mums bus per sunku ir mes jau bandysime pasikelti su lenkta nugara, mes galim prisidaryti problemų ir neišvengti vizitų pas gydytoją. Žinau, kad yra tokia technika, kurią tai daro žmonės, bet tai tikrai nėra pritaikyta naujoko arsenalui, tai galbūt labiau pažengusiems, kurie prie šito krūvio jau šiek tiek yra pripratę. Bet čia vėl yra toks, galima sakyti, debatable, lauksim naujesnių tyrimų ir žiūrėsim, kaip toliau. Per greitas ir per dažnas svorio didinimas treniruotėse. Tai jeigu pirmą savaitę pradėjai su 20, sekančią savaitę nepulk daryti su 40. Šitaip. Eik savo tempu, palik ego namuose. Dažnai pamirštami ir tempimai, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad po treniruotės naudinga pasidaryti, ypatingai kurie pratimai hipertrofiniu požiūriu yra trumpinantis. Jeigu mes darom nepilną amplitudę tos pratimus, nepilną amplitudę atliekami pratimai gali trumpinti tos raumenis, trumpėję raumenis gali vesti prie kažkokių disbalansų, disbalansai gali vesti prie skausmų, tai žodžiu visa ta grandinė užsikuria ir tą grandinę mes galime eliminuoti, dami tempimus. Tempimai atliekami 10-15 sekundžių. Siūlyčiau tai raumenų grupiai, kurią darėte treniruotės metu, pasidaryti 2-3 kartus po 10-15 sekundžių. Būtų išimtis, jeigu esate hipermobilus, tai pasižiūrėti, galbūt kažkurios raumenų grupės yra ilgėjusios, šios raumenų grupės yra trumpesnės, kuriam reikėtų daugiau akcentų. Tai jau padėtų sužiūrėti treneris. Volas taip pat gali būti puikiai pagalbinė priemonė raumenų atsigavimui, bet tai nėra pagrindinė priemonė. Tai pagrindinės priemonės yra, aišku, miegas, maistas, poilsis, streso valdymas. Ir kiti neįdomus dalykai, aš jau žinau, tai nėra papildai, tai nėra volai. Bet turint galimybę, tai galima prasivoloti tam tikras raumenų grupės, kurios yra įsitempusios, ar pertemptos, ar pertreniruotos. Taip suaktyvinsim kraujotaką, bet kuriuo atveju manipuliuodami audinius esančius šalia volo.